rusakalbius, išprovokuoti žmonės, kurie masto kitaip, kad jie imtųsi radikalių veiksmų ir tada pirštais parodyti, va jie radikalai. O Ramanauską nurašytų į šoną. Bet įsijungtų iš karto riaušių policija, įsijungtų politika ir visa mašina tiesiog pervažiuotų. Todėl nepasiduokit provokacijom tokiam. Kas liečia Ramanausko, mes kaip žinom, nors jisai sustabdęs buvo narystę, jis vis tiek yra konservatorių partijos narys, net sustabdęs narystę. Tokiu atveju aš manau, kad konservatorių partija, tai čia vienas tik Ramanauskas, bet jų partija yra ekstremistinė organizacija ir aš manau, kad mums reikia pagalvoti apie tai, kreiptis į teismą ir į prezidentą, nepaisant to, kad mes atsakymą greičiausiai žinom, bet šitą reikia rodyti, demonstruoti ir privesti ir galiausiai įgyvendinti, kad tokios organizacijos yra visgi grėsmė nacionaliniam saugumui. Atkreipkite dėmesį, jog jis pasakė, jis ne prieš rusus, jis ne rusus norėjo žudyti, jis norėjo lietuvius žudyti. Na, iš tikrųjų man jokio skirtumo yra rusas, lietuvis, lenkas, žydas ar bet koks, jie yra visi žmonės. Jis norėjo žudyti žmonės. Ramanauskas, konservatorių partijos narys, sustabdęs narystę, norėjo žudyti žmonės. Ir koks atsakas kol kas? 0. 0. O vat riaušėse, kurios dabar byla yra, užteko vienam akmenuką numesti arba vandens buteliuką ir padarė tai didelį kažkokį tai burbulą, kur aš net nematau pagrindo iš viso tenais riaušių, savokos aš ten neįžvelgiu. Ir labai įdomi detalė, kad pats netgi Gabrielius Landsbergis davęs ten parodymus, melavo vos ne kiekvieną žodį. Arba sakė tiesą, bet tada melavo Kasčiūnas, nes jų parodymai skiriasi. Vat ir spręst reikia, kiek žmonės tokie, kurie davė priesaiką vieną kartą valstybei, kaip Seimo narys ir ministras, ir antrą teismui. Kažkuris iš jų meluoja. Tik tai Kasčiūnas man pasirodė šiek tiek nuoširdesnis, nepaisant to, kad didelės meilės ir aš jam nejaučiu. Tai va tokie dalykai yra apie Ramanauską, ką aš galvoju.